Labadiena. Pavaikščiokime po Kalvarijos gatves ir paklausinėkime žmonių, ką jie žino apie KVTV. Sveiki, vyrai. Sveikas. Ką jūs manote apie KVTV? KVTV tai turbūt yra neblogas versliukas čia, kur Kalvarijoje pradėjau suktis ne visai. Kokius žinote veiklas KVTV? Žinau, kad jie veža visokius lavonus, žinai, narkotikai. Jų, matai, tie su tokiu buvo KVT nusitrynė buvo viena raidė. Jo, kofein, TV čia skaitus. Tai, tipo, lavūnus vežam tik su tokia liga, kur mirė, ne? Taip? Aišku. Kuris KVTV narys jums patinka labiausiai? Kiek mačiau O šitų tu čia iš pacanų. jų? Taip, žinoma. Tai Žiūrėk, kai mes ten porą, žinai, centukų, žinai, tai gal tas ar patiktum mums visai? Kur? Va čia, va, įmes porą centukų ir tu... Tai palauk! Tai kaip tu dabar taip dirsai, Trečią kartą šiandien. pusę centų. Geras šitas buvo, geras, tikrai geras. Aš tam savo palikau. Tai kur vakar. Tu papatik, bля! Bet kažką, bля, atgavau. Žuvelės, ką jūs manote apie KVTV? Ačiū. Bėgama pakalbinti dar vieną interesantą. Labadiena, ponas. Laba. Ką čia veikite? Kaip tau atrodo? Man tiesą sakant, neįdomu. Ponas, ką jūs manote apie KVTV? Ką tokį? KVTV. Kavos turi? Kuris KVTV narys jums patinka labiausiai? Visi gražūs. Ačiū. Gal žinote apie KVTV veiklą? Taip. Prašau, pasidalinkite su mumis. Tai naujos rūšies žuvis. Jas visi žuvauja. Ir galbūt žinote, kur įsikūrė KVTV? Nemune. Ačiū už atsakymus. Sėkmės. Dėkui. Labadiena. Ai, tušči. Labadiena. Pone, ką manote apie KVTV? Koks KVTV narys jums patinka labiausiai? Panelė, gal žinote, kur yra įsikūrę KVTV? Ačiū. Sveiki. Wow! Kas yra? Galiu jūsų paklausti klausimą? Taip. Ką jūs manote apie KVTV? Čia, nežinau. O ką reikia? Galbūt žinote, ką nors apie KVTV veiklą?
Nu, aš nieko nežinau, nepadariau. Nedariau aš. Kuris kavatelio narys jums patinka labiausiai? Nepažįstu nei vieno, aš neožys. O, gal parodysit gitarą? Ne. Žiūrėkit, kas tai. Brangūs žiūrovai, šiandieną atsakinėlį tiek. Kaip kartą žymus filosofas yra pasakęs, kava yra kava, velniop sveika gyvensena. Na, o aš jau turiu eiti, taigi pasimatysime kitose laidose, kitų metu, kitą savaitę. Iki!